Sveiki, šiandieną pristatysiu analoginių elektroninių grandinių braižymo ir analizavimo priemonę LTSpice. Pravesiu gyvą demonstraciją, kaip šį įrankį naudoti, kokios yra jo galimybės, pateiksiu vieną panaudojimo pavyzdį. Taigi štai čia yra naudingos nuorodos, kuriuose galima plačiau susipažinti su šiuo įrankiu, skaidrės bus įkeltos, galima laisvų laikų pasianalizuoti, pateikti informaciją. O mes pradėkim nuo įrankio, taigi parsisiuntus ir įsidėgus LTSpice į savo kompiuterį, mes pamatysim va tokią valangą. Ją atidarius. Tai darbą vertėtų pradėti nuo naujos schemos įkūrimas. Spaudžiam File, New Schematic. Atsidaro tuščia schema. Taigi, šiam pavyzdžiui aš sugalvojau nusibraižyti ir išanalizuoti RC grandinę. Ir mes analizuosim jos pereinamojo proceso laiką bei paskaičiuosime tau koeficientą. Tai pereinamas procesas yra laikas, per kurį kondensatorius pasikrauda nuo 20 iki 80%, kad mes žinom iš teorijos. Taigi, pradėkime nuo grandinės braižymo. Štai čia viršuje mes matome įrankių juostą, kur yra visi reikalingi mums įrankiai. Štai čia yra baziniai komponentai ir mums jų šiam pavyzdžiui ir užteks. Kad nubraižyti schemą, pirmiausiai pasirenkam štai varžą. Kaip matom, užvedam yra skliausteliuose raidė, tai galima arba paspausti, escape mygtukas atšaukia, arba kaip tik naudoti šį trumpinį. Varža yra raidė R. Mes paspaudžiame, štai atsiranda. Padėkime varžą štai čia. Iškart programa siūlo dėti antrą varžą, mums to nereikia, todėl spaudžiame mygtuką escape. Toliau dedame kondensatorių. Štai čia jisai viršui randasi, arba trumpinys raidė C. Tačiau man dabar jo dėti čia nėra patogu, todėl aš jo norėčiau pasukti. Tam spaudžiame ir laikome mygtuką Ctrl ir paspaudžiame mygtuką R. Kaip matome, komponentas apsiverčia 90 laipsnių, būtent taip man reikia, kad būtų patogiau. Taigi, štai vėlgi siūlo antrą kondensatorių, atšaukiam. Toliau mums reikės maitinimo šaltinio. Štai jisai čia vadinasi voltage source, arba V raidė. Pasiėmam ir pasidedam. Vėlgi mums jo reikės tik vieno. Ir štai mes matome mūsų grandinę. Toliau ją reikia sujungti. Tam yra toks mėlynas įrankis, kuris wire, jį galima pasirinkti per trumpinį W raidę. Ir tiesiog, kaip matome, atsiranda toks kaip taikiklis ir tiesiog randame vieną išvadą komponento ir vedame prie kito. Tai teigiamą maitinimo šaltinį jungiam prie varžos, tada varžą jungiame prie kondensatoriaus ir kitą kondensatoriaus galą jungiame prie maitinimo šaltinio. Štai taip. Toliau reikėtų komponentam apsirašyti jų vertes. Taigi, spaudžiame dešinį pelės klavišą ant maitinimo šaltinio. Sakykime, analizuokim 5 voltus, aš vėliau paaiškinsiu kodėl, tai bus paprasčiau skaičiavimams. Toliau mums reikia nurodyti varžą, šita varža veiks kaip apkrova labiau maitinimo šaltinio, todėl geriausia pasirinkti didesnę, tai, sakykime, 10 kOm paimkime varžą, kad tai būtų būtent gera apkrova maitinimo šaltinį. Ir galiausiai kondensatorius mūsų, jo reikia nedidelio, pasirinkime kokį 100 nanofaradų eilės, kad būtų toks, nedidukas, sakykime, kondensatorius, bet ir nelabai mažas, būtent, kad būtų gražiai matytųsi procesas, nes jeigu labai netalpus kondensatorius greitai pasikraus ir nepavyks gražiai pademonstruoti. Galiausiai, pabaigus braižyti grandinę, pasirinkam šį komponentą ground, žemę ir ją uždėm prie neigiamo išvado. Iš praktikos galima štai šio jungimo tarp neigiamo maitinimo šaltinio išvado ir kondensatoriaus nežymėti, tiesiog uždėti ant jų išvadų 2 žemes, bet kad būtų paprasčiau demonstruoti, aš sugalvojau padaryti taip. Bet žemę būtina uždėti visada, nes kitaip priemonės atsisakys analizuoti, net jeigu jūsų grandinė yra uždara. Tiesiog reikia žemės tašką nustatyti, tai tiesiog dedam prie neigiamo maitinimo šaltinio, tai bus paprasčiau. Ir dar vieną dalykėlio, kurio mums reikės, tai užsidėti matavimo tašką. Užsivadinkime jį V1, sakykime, ir dėkime prieš kondensatorių, kad stebėti, kaip ant jo keičiasi įtampa. Štai mes ir pabaigiam. Toliau mums reikėtų apsirašyti analizavimo direktyvą, tą galima padaryti šiuo juodu Spice Directive mygtuku, tačiau pradedančiam naudotojui tai bus per daug sudėtinga. Todėl mes darysim kitų kelių. Spaudžiame šį žalią mygtuką Run ir programa, kadangi nėra užsiduota jokių analizavimo direktyvų, automatiškai paprašys jas suvesti. Taigi analizuojam pereinamosius procesus, pirmas skiltis. Toliau, kiek laiko analizuosim? Nurodykim 10 sekundžių. Ir toliau labai svarbu pažymėti štai šią varnelę, nes LTSpice gali analizuoti grandinę, kai yra jau nusistovėję pereinamieji procesai. Tačiau, kadangi mums įdomu būtent pereinamasis procesas, tai reiškia, kad visų komponentų įtampa matavimo pradžioj, tai pačią pirmą sekundę turi būti lygi 0 voltų, kad būtent matytųsi pereinamieji procesai, tad štai čia reikia užsidėti varnelę.
Spaudžiame OK ir, kaip matome, ekranas pasidalina į dvi dalis. Ir dabar paspaudus ant V1 taško, kurį mes pridėjome, mes matome, kaip kraunasi kondensatorius. Šiaip galima išsivesti iki 3 matavimo vienetų, štai galima, pavyzdžiui, kaip kinta srovė, kurią vartoja kondensatorius, kaip kinta maitinimo šaltinis, tai matom, kad jis yra pastovus. Na, čia srovė, taip, srovės pakeitimas, bet jeigu atidarytume įtampą, štai čia tai jinai būtų pastoviau, 5 voltai mes matom mėlyno. Bet vis tai mums neįdomu, mums įdomu prieinamasis procesas. Taigi pasimatuojam tik tai jį, pasiliekam, kad būtų patogiau. Štai čia galime išsididinti per visą ekraną, kad būtų patogiau, sakykime, žiūrėti. Toliau, kad pamatuoti, mums reikia 20 rasti ir 80%. Kodėl aš parinkau 5 voltus? Nes 20% yra 1 voltas, o 80% yra 4 voltai. Taigi spaudžiame ant šito matavimo vieneto V1 ir atsiranda kursorius. Jį reikia nusinešti, tiesiog spaudžiant pelytę tempti ir mus domina 1 volto reikšmė. Štai čia bus beveik, kuo tiksliau galima pataikyti, va, 1 voltas. Toliau mums reikia rasti, kur bus 4 voltai, tai yra 80% įsikrovimo laiko. Dar kartą spaudžiame ant šio ženkliuko ir atsiranda antras kursorius. Jo pagalba nusistatome 4 voltus. Tai taip. Va, beveik pataikiau, dar kartelį. Na, čia yra problema, kad šita programa neleidžia mygtukais reguliuoti ir tenka su pelyte atitaikyti ir tai nėra visai patogu, kartais tai užtrunka laiko, nes tai nėra iki galo patogu. Na, bet va, mes nusistatėm, štai čia yra mūsų lentelė su duomenimis. Pirmas kursorius matuoja 1 voltą, antras kursorius matuoja 4 voltus. Tai reiškia, čia yra 20%, čia yra 80%. Ir štai čia mes matom skirtumą tarp jų, kiek laiko. Tai skirtumas yra 1,39, na, galima suapvalinti 1,4 sekundės. Tiek trunka šios grandinės prieinamasis procesas. Kadangi žadėjau paskaičiuoti ir koeficientą tau, tai, na, kadangi prieinamasis procesas daro 5 tau, tai yra labai paprasta, atsidarom skaičiuotuvą ir, na, susivedam 1,4 sekundės ir jas padaliname iš 5. Ir matome, kad šiai grandiniai tau koeficientas būtų 0,28. Na, tai pakankamai pravartu modeliuojant ir būtent projektuojant grandinę žinoti tokius dalykus. Na ir toks mažas momentėlis, kurį dar parodysiu, tai tiesiog, kad galima gyvai keisti parametrus. Tai, na, sakykime, man dėl kažkurių priežasčių nepatiko ir toks grafikas ir aš noriu pakeisti kondensatoriaus talpą. Spaudžiame dešinį pelės klavišą ir pasirenkam, pavyzdžiui, 10 nanofaradų. Ir vėl tiesiog paspaudžiame mygtuką Run. Ir kaip mes matome, grafikas kur kas statesnis, nes talpa pasikeitė, atitinkamai kondensatorius pasikrauna žymiai greičiau. Tai štai taip, naudojant DeltaSpice, galime nusibraižyti RC tipo grandinėlę ir išanalizuoti, kaip joje vyksta pereinamieji procesai.